Nu ir namai. Eiktų savo. Numetė tentą. Vėjas buvo didžiulis. Atrodo, toks sunkus tentas, ant viršaus nieko neužėjo. Viskas skęsta. Satana. Nu jo. Svarbiausia, kad nebūtų man kažko išmėtę. Fuck. Bet va, matosi, tepaliuko tai nėra daug variklį, nes variklis realiai iki pusės paskendęs. Tai ką vakar ir dar šiandien ryte anksti išsiaiškinau. Tai, aišku, kaip dieną matosi, kad šitam goliui yra šaizen, hana. Ir reikia keisti tą golį, šitą gumą. Ir jo, ir tiek žinių. O kad jį pakeisti, tai šitas taip paprastai neįsitraukia iš tenais. Tai kad jį pakeisti reikia, kiek žiūrėjau, kiek supratau, YouTube'ai, dar šiandien naktį žiūrėjau, vėl atsikėliau anksti ryte, tai ten atsisuki šitą, tada reikėtų tikriausiai nusimti kabiną, išsiardyti pavarų dėžės viršų. Žodžiu, visiškas kosmosas. Kad prieiti, nuimti, tai nežinau, čia didesnis projektas negu važiuoti aplink Lietuvą. Žodžiu, čia visą šit čia reikia išsiardyti. Ai. Bet aš nepasiduosiu dar taip ir bandysiu išsiaiškinti, ar neina to golio išlupti, nieko neėmus, tiesiog tą golį pabandyti išlupti. Kažkokiais tais būdais. Nes aš tiek ardyti tai tikrai nenoriu. Nu kaip nenoriu, reikės ir ardysiu, bet... Nes čia too much, nes ten šitas dabar, kai jisai juda, bet jis neįsiema, nes ten laiko kitas dantratis ar šlicas, kas ten, nežinau žodžiu. Oi. Pabandyti kažkaip iš čia išlupti jį ir paskui pabandyti kažkaip įpresuoti gražiai. Jeigu pavyktų, aišku. Svarbiausia, kad nebūtų kažkokių tai detalių nukritę. Tiek čia tų ir detalės. Svarbiausia, tas žiedas buvo fiksatorius. Šitie. Ir viskas. Tai vešiu mamą iki Pagėgių. Ir dar reikia nusipaveiksluoti iš karto. Tai nuvažiuosiu traktorių parduotuvę, ten toks vyriškis dirba, tai paklausiu, gal yra susidūręs per savo gyvenimą su kažkokiu tokiu variantu. Nes jeigu ardyti, tai čia eiktų savo. O kaip šiandien, jau būčiau keliavęs, realiai. Jo.
Reikia tai nusipaiksluot, kol nepamiršau ir vežu mamai Pagėgius. Pala. Na. Biškis atsiprašau, tik biškį gal gali sako sutrukdyti. Nu, prašau, trukdyk. Pirmą norėčiau cigaretę, bet jis nerūko, aš taip galvojau. Gal galit... Parūkau kartais, bet šiaip nerūkau. Bet neturiu. Gal galit porą eurų. Ant ko? Aš nusipirkčiau, 2,50 kainuoja. O, 2,50 tikrai neturėsiu. Ne, nu, aš paskatanu... Atiduosi? Jėzau, aš Guduose gyvenau. Geležinkelį, žinot Gudus, kur yra? Pala, žinau, kur Gudai. Tam dideliam name raudona. Nu. Nu, o, tu stosit, aš atiduosiu, aš dabar turiu gauti pašalpą. Jeigu galite... 2 PM, ne, sakai? Nu, jeigu galite 5 eurus. Oi, ne, tiek tai neturiu, iš kur aš to gausiu. Va, žiūrėk, visi pinigai. Nu gerai, tai kratyk visus, neskaičiau žlogom. Sako, kratyk visus. Aš atiduosiu tau, aš pats skaičiuosiu, paskiau atiduosiu žmogų. Guduose tas didelis vokiškas namas. Didelis vokiškas namas Guduose. Koks vardas tavo? Marius. Marius. Nu gerai, Marius. Marius. Manius. 2 PM duodu. Ačiū. Kada galiu atvažiuoti pasimti? Kad ir šiandien, jeigu aš gausiu per, man turi ateiti vienkartinį pašalpa. Žinau dabar, bet nežinau, kada rytoj, porytoj aš turiu gauti. Tai rytoj važiuosiu Pagėgius, va Guduosius tuos. Gerai. Žiūrėk. Ačiū tau. Davai. Į langą pabalduosi arba... O tu čia nuo kelio ar iš vidaus kažkur? Nuo kelio, tie, kur yra laipteliai, nu, turėklai. Nu. O tenai. Marius, nu gerai, susirasiu. Toje pusėje. Davai. Ačiū to. Laukiu žmogaus, čia dar turiu telefoną paėmė mano. Striukiai įsimuržinai, nuvertai, kas čia buvo? O Jėzau, čia tai ne. Nu tai kaip veidas atrodo, ja? Čia visa nugara, žinau, tau. Tokia visa nugara. Nu visas petys. Čia, na. Ką čia darysi? Nieko, nu ką čia padarysi? Oi, ble. Laukiu čia žmogaus. Sakė. Ką tik nureketavo iš manęs. Vos netėmė visų pinigų. Sako, duok visus. Duok čia visus, sako. Žodžiu, tai važiuosim, rytoj vis tiek reikės važiuoti tikriausiai į Pagėgius. Ir važiuosiu pasimti skolas, pažiūrėsim, atiduos ar neatiduos. Turiu video, tai priminsiu šiam. Čia galima sukti? Galima. Tai čia? Jo, tai va vos nenusakau, nenureketavo senukas. Dar būtų atėmęs ir mašiną, vos netruko. Oh no. Tik įrankius pasidžiovinau, tai dabar grįžom iš Pagių. Biškai išsėmiau, sakau, tegul pradžiūna, reikės paskui dar prasivalyti, nes surūdys. Bet vėl ateina lietaus. Eina savo, reikia greitai dengti. Užsidengiau. Taip, buvau, dar pasitariau. Sunkiai sakė išlupsi, bet tas, kur man taisė prieš tai traktorių, tai sako, yra variantas kaitint, pjaut kažkaip, kažką daryti žodžiu ir kažkaip bandyti tą išlupti. Bet tą pakeitus, ar nereikės, nes ten įeina vienas golis šitas pradinis, jau tą golį netgi gavau, nusipirkau, pažiūrėjom palei numerį ir tą stalniką. Tai sakau, jeigu tik tai tiek tai keiščiau, jeigu pavyktų išlupti kažkokiais būdais jį. Bet klausimas, ar tenais toliau, nes dar 2 goliai tenais yra. Ar jie geri klausimas. Nes jeigu tas išėjęs, tai didelė tikimybė, kad bus ir anie išėję. Spėjau, kad vis tiek man reikės viską ardytis ir išsiimti. Nes jau, kad jau tiek išėmiau, tai būtų kvaila dabar, tai turėjau tą pakeisti ir tikėtis, kad bus gerai. Vis gal tada vis tiek bus ten kažkas blogai, nes, sakau, užimas buvo, tai gal ne nuo to vieno. Ten daugiau buvo.
guolių išėjus. Tai man atrodo, kad aš viską imu lauk ir tik tiek, kad lemiškai bus blogiau orai, tai bus blogai. Bet yra didžiulė daržinė, tai tikriausiai, man atrodo, reikės man temptis į daržinę ir dirbti daržinėje toliau. Bet elektros ten nėra, bet turiu generatorių, tai nusivežti lempų, jeigu ką, ir ant generatoriaus. Jo, lyja, matot, bet tikriausiai neilgai, nes ten jau kaip ir šviesėja. Tai ką, bandyti ardytis, imtis viską, kol dar geriau orai, o jeigu jau užknis, tai reikės temptis į daržinę. Tik reikia nepamiršti apie skolininką, nes nuvažiuosiu tikrai atsimti skolos. Sakė, atiduos. Jo. Na va, maždaug jau prasidariau. Ta pusė buvo kaip ir laisva. Čia nesikelia dar. Reikia eiti iš tos pusės. Čia jau aš dar buvo ten viduj varžto. Šoko galim sakyti. Nesimaišytų. Išsileisiu tepaliuką dar iš pavarų dėžės. Nes jau reikėjo prieš tai įsileisti, bet nu kaip prieš tai. Ir žinojau. O, kušla. Didesnį neturiu. Blemas. Toj. Labai gerai. Skanė sriuba bus. Atsukau. Savo tokio įrankiu. Leisiu į kanistrą, nes manau, kad šitą tepalą dar galėsiu panaudoti, nes jis visiškai naujas buvo įpiltas. Tai biškutį gal gerai, gal negerai, bet manau, kad nieko ir blogas. Naujas tepalas. Ui. Mato, dar net spalvos normaliai nepraradęs. Gal iki pačio galeko neleisiu, kad ten jau kačiuksės bėgtų. Viespučiai. Bent kažkiek surūpysiu litriukų. Nes aš ten nieko blogo nepadaręs, ta prasme, ten toj dėžiai nieko blogo nėra. Galėsiu supilti atgalios. Nu gal jau dabar, jeigu
būtų šiukšlių ar ko, tai geriau gal dabar šitą jau pilsiu. Noriu iškart nusisirpti aplinkui žemės, kad neprimesti dėžę, tai paskui bus reikalų dar daugiau. Na ką, mielieji, iškrapščiau, šiaip ne taip, tai kam įdomu, tai pradėsim nuo to. Tada atsisukau dar šičia, yra šitas, atsisuki šitą, bet šitą reikia atgal prisiveršti, nes tada gali sulaužyti ant tokią apačią. Tada pasileidau darbinį, nes šitas ir yra, irgi čia viduj. Pasileidi darbinį, pasileidi šakutę, kad jinai būtų laisva, šakutę nusimauni. Nusimovau šakutę, pasileidau šakutę, tada imi kažkokį ilgą ir iš anos pusės per tą mažytį goliuką tada daužai. Bet svarbiausia tą prisiversti, nes vieną video, kai žiūrėjus buvo tikriausiai neprisiveržęs ir sulaužiau vieną metalą, aš prisiveržiau ir nesulaužiau. Nes per mažai vietos buvo jam. Ir viskas pasileidė, viskas pliup, iškrenta, visi goliukai. Ir tiek žinių. Tai pavyko. Vis dėlto. Tai ką, dabar ardyti šitą, žiūrėti nuo kur iš čia, kaip čia kas ardosi. Ir viskas, pirkti guolius. Bet spėjai bus reikalų ir surinkti atgal į vietą. Nes įdomi čia ir įserdė. Įdomiau dar ir susirinks spėjai. Bet gal kaip nors. Gal kažko reikės padėti, nes reikės jau čia biškį ir palaikyti. Jau čia jau vienas, jau vienam bus sunkiai surinkti spėjai. Bet va. Įveikiau vis tiek. Galiu būti traktorių mechanikas, manau. Visai neblogai man čia sekasi. Visai neblogai man čia. Nu, Spėjim. Jo, einu žiūrėti dabar sono reikalo. Kokių reikia, ko nereikia. Guolių. Ir taip toliau ir panašiai. Gal važiuosim. Tai jau šiandien tą, jeigu dar spėsiu pagalą paliekti, bet šiandien jau gal ir net nebelėksiu, nes... Ką? Jo, tuoj būsiu. Iki PGG jau šiandien nelėksiu, nes vis tiek reikės mamą ir tuoj vėl vežti į Tauragę, į Pagėgius 9 valandą, tai... Ir čia jau tuoj pradės temdą, kol tą įsardysiu. Arba palieksiu, nežinau, matysiu. Nu va, senas guolis out, naujas in. Tik blogai, kad netokį padavė man šitą tarpinį. Šitą mažesnį, čia yra 2.2. Čia yra 2.2, 4.2.6.2, o padavė man 2.2, 4.5.6.5. Ot, bibius. Nu nieko, kaimynas va padeda man dabar dar. Nesuskai serdžiau viską, bet neturėjau knygas ir neradau nieko kaip ardyti šitą. Tai nenorėjau pridaryti nesąmonę. Dabar padeda, glaudi. Kaip čia geriau, kažin, į viršų, ar iš vis išjungti? Iš vis išjungsiu. Tai va, pradedu surinkinėti. Tai pradžiai įsidėjau šitą jau atgal. Šitą plasmasikę minėjau, neminėjau, bet buvau pirkęs šiandien, bet netinka, per didelė. O visai kitaip, kitas reikalas. Tas buvo, kai guolis įsiplakęs ir varė tą tepalą. Jo, šitą įsidėjau. Tada šiandien daug nebepasidariau, jau temstas, tamsu. Tai dar ką padariau, tai įsidėjau ten tą. Palaukit truputėlį, ponai ir ponios. Ten, jeigu matosi, ten tas pats galutinis
tas dantratis, tai tą dar įsidėjau tam biškai. Buvo sudėtinga vienam ir šitą reikia, ir šitą kišti, ir dantratis tuo pačiu, nes neužtenka vietos, tai turi taip kreipti, tai biškai kišu, biškai taip, nu, žodžiu, vienam buvo sudėtinga, bet nieko įsikišau. Tai kaip ir viskas gerai. O visa kita čia atrodo gražiai. Niekas nenudaužyta, guoliai visi kaip ir geri, viską apsižiūrėjau. Tai jo, o jeigu paskui kai ardėm šitą reikalą, vien tik tai dėl to guolio, tai aišku dabar jau, kad nereikia nieko ten ardyti. Jeigu vien tik dėl to guolio, tai išsiplaktų, išsitrauktų vien tik tai tas. Jeigu kada nors kam nors reikėtų, tai žinokitės. Bet aš norėjau dar, kaip ir minėjau, prieš tai norėjau įstraukti dėl to, kad norėjau pažiūrėti, ar anie guoliai yra geri. Bet anie guoliai geri. Tai kaip ir viskas gudi. Viskas. Rytoj į Pagėgius, ten tą nusipirkti ir surinkinėjimas. Tai tikiuosi rytoj per dieną surinkti. Turėtų rinktisi. Nu tai tas tik sudėtingiausiai. Reikia įsidėti. Šitą reikia įsiviniuoti į maikę. Nepaliksiu taip ant lauko. Tai tas sudėtingiausiai turėtų įsidėti vienam, o gal kas nors, kaip nors padės. Nes dar sudėtinga bus, nes prie pat tenais ir net nėra vietos, tai dar tokį žieduką reikia statyti. Tai, nu vienam bus sudėtinga, nu bet kaip nors pasidarysiu. Ir viską, dar šitą reikia iškart įsidėti iš tikrųjų bagažinę, nes būtų gerai ir šitą gumytę naują paimti. Rytoj, jeigu turės kažką panašaus, ir žiūrėsim. Arba veiks arba neveiks. Gal dings tas užeisys ir visą kitą, tikiuosi. Ir neleis tepo. Tai va, draugai, mėlėjai. Šiandien tiek temsta žodžių. Apsirenkus, užsikloju viską. Tikiuosi, kad jau šiandien neliks giedras dangus šiąnakt. Tai va, judu dirbu, nuo ryto iki išnaktų bandau atkelti vis dėlto pliumpį, kad būtų galima išvažiuoti. Ja. Share, like, subscribe. Gero žiūrėjimo. Iki.